Sveiki, tradiciškai pradedam apžvalgą. Šioje apžvalgoje bus tik tai dideli periodai, tai bus savaitinis ir dieninis grafikas, o savaitės eigoj apžvelgsim ir kitus mažesnius periodus. Taigi pradedam nuo euro dolerio, savaitinio grafikas švarus ir padarysim techninę analizę pradinę. Pažiūrėti bendras tendencijas matoma, eina kritimas pas mus, bet jau jeigu sujungsim šitas apačias, tai matom, kad pabiški euras jau įeina į tokį simetrinį trikampėlį, aišku, dar iki mūsų palaikymo pasipriešinimo linijų gan toli, todėl šitos linijos mums nieko neduoda, pabandysim surasti kažkokius aktualesnius lygius ir aktualesnės linijos. Savaitinis grafikas mums reikalingas bendros krypties, bendrų tendencijų nustatymui ir jeigu paimsim paskutinės tokios aiškiai matomos mūsų apačios ir viršūnėlės, tai matom, kad bando euras doleris savaitinis grafikas pramušt palaikymą ir nuvažiuot į apačią. Čia gan stipriai laiko linkis vienas. Pakeisim spalvą, kad būtų matyti geriau. Gan stipriai laiko 2,800, bet kas kart jau mažiau ir mažiau nuo čia atšokinėja. Tai yra toks kainos noras daugiau kristi negu augti. Na ir fundamentalūs įvykiai irgi duoda tą daugiau kryptį į apačią. To labiau, kad doleris brangsta per visas paras. Kol kas mes, jeigu pažiūrėsim nuo kovo mėnesio, mes kai vasario pabaigoje, kovo pradžioje mes ėjom žemiau 1,31,30, taip, ir sustojom ties 1,28. Tai va 300 punktų diapazone mes kol kas stovim. Jeigu mes pramušim savaitiniam grafikį 2,805, tai atidarys mums kelią minimum dar kokį 200 punktų į apačią. Ir čia mus jau sutiks irgi gan stiprus palaikymo lygis 2,625, 2,630. Toliau, jeigu įvyks pramušimas apačių, aš palaukčiau grįžimą prie pramuštos šitą palaikymo trikampių linijos, taip, ir tada ilgalaikis pardavimas su pirminiu tikslu 1,2620, o toliau jau galim važiuoti dar labiau apačių 1,25, 1,20 ir taip toliau. Jeigu pavyks pramušti į apačią 1,28. Dieninis grafikas, čia gal bus aiškiau matomas šitas ir lingis, kuris laiko 2,8 gaunasi pas mus 40-50, matom ir rugsėjo mėnesį pernai buvo gan stiprius po korekcijos čia sustabdymas, taip, ir kovo mėnesį mes čia sustojom, porą dienų negalėjom pramušti ir va dabar gegužės mėnesį vis dar nepavyksta mums pramušti šito lygio. Tai gan stiprus lygis ir kada prie jo grįžt galim daryti laisvai pirkimą, bet stop lossas, aišku, pagal dieninį patartina net už šitos vietos paslėpti stop lossą. Bus apie 200 punktų. Aišku, kas negali sau leisti tokio stop losso, tai galima pabandyti už šitos spigliuką, už šitos bandymų pramušti 100 punktų pastatyti stop lossą, bet teisingas, aišku, 200 punktų į viršų, ką mes matom, trinsiu šitos lygius ir pažiūrėsim, ką duoda mums linijos. Taip, jungiam apačias, 3 taškai, bet trečias šitas atšokimas irgi jau netoks užtikrintas, koks buvo antras, arba koks buvo judėjimas prasidėjo nuo lapkričio mėnesį. Tai va, turim tokį palaikymą ir čia du variantai. Vienas variantas galim pastatyti projekciją ir vidinį trendinį liniją ir dirbti nuo trendinės iki trendinės, taip, ateinant iki 1,2830 pirkti iki 1,2990. Jeigu vyksta pramušimas šitos vietos, tai grįžimas prie 1,30 ir perkam į viršų apie 200 punktų. Nuo čia 1,32 sutinka geras pasipriešinimas, gan galingas. Aš kreipčiau dėmesį į šitą tašką. Dar plus matom čia kūną, tai 3
1,75 galima ramiai pardavinėti su stop lossu. Nu, minimalus už šitos pinigų, bet patartina, aišku, už šitos vietos paslėpti. Ir šitam diapazone kol kas dirbam. Jeigu vyksta pramušimas į vieną arba į kitą pusę šitų išorinių trendinių linijų, tai tada grįžimą, laukiam sugrįžimo prie trendinės linijos ir parduodam. Ir dar reikia galbūt pabražyti tokį irgi figūrą, simetrinį trikampio pasipriešinimą, ir jeigu vyksta pramušimas kažkur šitoj vietoj, vėlgi laukiam grįžimo ir buy. Tai kažkur už savaitės galima laukti tokio scenarijaus, kaip tik per pirmą mėnesio penktadienį, tai per bedarbystę. Svaras doleris, savaitinis grafikas, ir čia matom tokį, jeigu nesigilinti stipriai, tai matom tokį gan gerą stiprų diapazoną, kur svaras jau nuo 2009 metų stovi. Taip, diapazono tokios ribos 1,44, 1,67, bet aišku, turim ir tokių tarpinių vietų, tarpinių lygių. Dabar mes žemiau šito palaikymo lygio, taip, ir tikslas mūsų iki 1,470, nu, gali būti 1,45. Čia gan stipri vieta, jeigu pažiūrėsim iš kitą istoriją, taip, tai yra šita 4,9 praktiškai, taip, kur sustoja galimas grįžimas, ir čia galim padaryti gilesnį korekciją, kokią 1000 punktų, taip, 1,5830 kažkur, tai, arba net iki 1,62, 6,300, 1,6280. Čia mums duoda horizontalus lygiai, ką mes galim ištraukti pagal techninę analizę, pagal krypties linijas. Tai paėmam paskutinį judėjimą, kuris dabar aktualus, taip, ir matom tokį krentantį trenduką, ir irgi galima pabražyti vidinį trendinę liniją, pastatysiu ją šito taško, ir kad užkabintas būtų dar šitas taškas, taip, matom, buvo bandymas lipti aukščiau vidinės trendinės linijos, bet čia sutiko gan toksai tvirtas pasipriešinimas, jis irgi eina, jeigu sujungsim apačias čia. Tai vat buvo grįžimas prie pramuštos tokios trendinės linijos, ir dabar atšokinėja viskas tvarkingai. Iki 1,4840 pirkimų nepatarčiau. 1,48 kažkur tai. 40, 50 galima žiūrėti ilgalaikį pirkimą, ir tokį, nu, pusiai vasaros iki rugpjūčio tikrai turėtų nueiti, ir pagal mane grįžimas bent iki šito taško turėtų būti. Tai va toks ilgalaikis galimas toks auganti korekcija, taip, krentančių trendų. Nu, kas bus toliau, aišku, kol kas prognozuoti ankstoka. Dieninis grafikas. Čia labai sunku kažko iš krypties linijų pabraižyti, nes kol kas viskas pas mus nėra aktualių linijų, viskas pramušta, visur jau grįžimai kaip tokie buvo, ir, nu, apart šitos spygliukų linijos, taip, galima laukti čia grįžimo ir pardavimų. Tai kažkur tai irgi sutampa pas mūsų savaitinių grafikų su šito tašku 5,840. Taip, apačioj galima, aišku, kažką bandyti surasti, tai va tokio gan didelį kampą turinti tokią pasipriešinimų liniją pagal keletą taškų, taip, ir jeigu pažiūrėsim, tai vėlgi buvo gan toksai kietas augantis trendas, jis buvo pramuštas ir grįžimo kol kas čia nebuvo, tai mes galim sulaukti grįžimą ir bandyti parduoti. Aišku, būtų idealiausias variantas, jeigu būtų grįžimas prieš savaitę, bet, nu, nebuvo, tai nebuvo. Man dabar laiko gan stiprus lygis 1,500, 1,5030, matom vienas spygliukas, antras spygliukas, čia kūnai pas mus, ir jeigu nukeliautų
tokia istorija, tai irgi galim biškį patikslinti tą liniją. Kūnas, spyglys, kūnas labai ilgai čia stovėjom, pramušam, grįžtam, vėl sugrįžtam, sustojam. Taip, ir tokia vieta gan patraukliai pirkimui, arba nuo 14970, bet aš laukiu, kad bus dar grįžimas prie šitos vietos, kur buvo uždaryti kūnai 4894 ir stop lossas čia už spygliuko, taip apie 100 punktų. Gaunasi gan neblogas patrauklus sandariukas, galimas kažkur šią savaitę, galbūt kitos savaitės ten vidury. Tai viršūnų šito palaikymo, atsiprašau, nuo pasipriešinimo galima parduoti kažkur šitoj vietoj, taip, 5, 4, 20, 18, o apačioj nuo palaikymo galima pirkti. Stop lossai iš viršaus, jeigu žiūrėti, 250 punktų, iš apačios tai tik tai 100 punktų, o potencialiai labai didelis galimas augimas var. Doleris Šveicarijos frankas, savaitinis grafikas, užlipomis aukščiau šito gan ilgai laikosi mūsų lygio 9550, padarėm grįžimą prie ir dabar vėlgi bandom paaugti. Taip, tikslas mūsų franko kažkur tai 9920, 9930 galimas. Net galim pabandyti kažkokį tokį padaryti užlindimą iki 1050 pagal savaitinį. Toliau galim laukti vėl panašaus scenarijaus, kad nuo ten sutiksim gan linksmą pasipriešinimą ir krisim. Jeigu mes dabar pradėsim važiuoti apačią ir užlipsim žemiau 9550, tai irgi bus neblogas signalas pardavimui ir keletą tikslų yra pas mus. Tai minimalus apie 300 punktų, galime ir visus 500 punktų laukti pagal horizontalius. Ar ką nors pabandysim pagal krypties linijas surasti. Na, čia labai toli, aišku, 700 punktų, tai nieko neduoda šitą mum liniją. Tai imam aktualios tokios linijos, kur mes dabar ir stovim. Matom, pagal 2 taškus buvo labai gražus grįžimas, taip pat šoko neblogai 200 punktų. Ir dabar, jeigu įvyks pramušimas, tai vėlgi puikiai proga nusipirkti. Taip galima taip savo ir prognozuoti, kažkur 9780 turi pramušti, grįžta, perkam ir tada jau minimum galima laukti kokio 200 punktų tikslo. Na, iš apačios iki palaikymo gan toloka, 500 punktų, bet jeigu pradės grįžinėti, pirmas toks sustabdymo lygis bus kažkur tai 9490, 9500. Čia galima bandyti pirkti. Na, o jeigu tikrai prasidės gražus krentantis nedėjimas, tai 9250 bus labai patraukli vieta užsipirkti frankas. Dieninis grafikas irgi kažką tai labai sunku surasti. Krypties linija labai toksai pas mus dabar įdomus periodas rinkose, įdomus judėjimai, labai ne tai kad rizikingi, bet labai greiti. Turėjom tokį pasipriešinimą, buvo pramušimas, bet grįžimo prie pramuštos linijos nebuvo. Ir iš apačios turim tokį palaikymą. Todėl kažkur už savaitės, už 2 galima laukti sugrįžimą prie 9400. Štai darydamas sandorį atkreipčiau dėmesį į tokius kūnus, taip kažkas panašaus. Buvo pramušimas, grįžimas ir toliau judėjimas pratęsimas. Tai va tokio daugmaž scenarijaus galima laukti. Ir dabar istorija kartuojasi, kad mes visi žinom taip keletą vietų, kur galima užsipirkti. Tai viena iš tokių vietelių
čia bus lygis 9500 gan agresyviai prie aukščiausių šitų spygliukų, kur buvo sustojimas, taip, jau grįžimas buvo, todėl antrą kartą, jeigu pagrįž, nepatarčiau pirkti, patarčiau laukti arba 9500 arba 94, čia keletą variantų, pats konservatyviškiausias, tai pagal šitus kūnus mes turim 9370. Tai kas liečia buy sandorio, nu, o maksimumas grafikė visada patrauklus sell. Tai galima čia bandyti parduoti, stop lossas nedidelis 40 punktų, dieniniam tik profitas minimum 180 punktų, labai gera vieta parduoti. Doleris, Šveicarijos, Japonijos jena, savaitinis grafikas, čia ilgalaikis nuo rugsėjo mėnesio augimas, jau praktiškai 2,5 tūkstančių punktų padarėm be jokių rimtesnių korekcijų ir praeitą savaitę, šią savaitę pas mus krito Japonijos fondinis indeksas, praktiškai 15% kritimas, bet Japonijos jenas reagavo labai taip, neženkliai, taip, šitam grafikui nepasakysi, kad įspūdingai krentanti žvakė, nors čia praktiškai 400 punktų, 300 punktų, atsiprašau. Ir mes nesustabdami čiuožiam toliau į viršų. Kažką techniškai dabar prognozuot, kai dalyvauja pas mus centrinis bankas, gal ir net neverta. Aš tokių tikslų 105.00, taip galima laukti ten tikslo arba 110, mat link ten manau ir planuoja tokį rimtesnį intervencijas, rimtesnį dalyvavimą centrinis bankas, ten jau gali sustoti ir biškį pamažinti savo aktyvumą. Dieninis grafikas, vėlgi turim tokį kietai augantį trendą, gražiai važiuoja, viskas tvarkoja, bet techniškai surast vietų, kur padalyvaut, gan sudėtinga. Nors turim čia, jau formuojasi augantis pleištukas ir įvykus pramušimui viršų grįžtam ir buy. Aš dar galbūt visgi palaukčiau bandymo sugrįžti jeną prie 100.00 ir čia irgi nebloga vieta pirkti. Su stop lossais, tai tokiose situacijose, kai eina toks judėjimas, stop lossai visada bus labai dideli. Tai klausimas, ar verta rizikuoti ar ne. Aišku, potencialiai dar jena turi kokį 1000 punktų augimo tikrai. Australijos doleris, savaitinis grafikas ir čia labai gražus toks flatukas arba diapazonas, taip kaip geriau pavadinti, matom, kad nuo 2012 metų rugpjūčio mėnesio kažkur tai, net nuo Liepos, mes stovėjom 500 punktų diapazone, taip, nuo 1,05, 0,6 praktiškai iki 1,0170 ir per palūkanų normų sumažinimą gegužės mėnesį, taip, mes labai gražiai įveikėm tą palaikymo liniją ir nuvažiavom žemiau. Dabar kokios scenarijaus laukti, dabar vėlgi, 9640, 9600, gan toks tvirtas, stiprus palaikymo lygis ir dar matom, kad buvo pas mus istoriškai 2011 metais spyglys užlindimas link 9360. Tai kaip tik dabar gera vieta ieškoti ilgalaikių sandorių. Buy. Potencialas labai gražus, agresoriam tai galiu patarti įeidinėti nors dabar arba nuo šitų spygliukų, taip 95-70, bet stop lossas aišku už šitos vietos, už šitą spygliuką. Konservatoriam patarčiau visgi sulaukti grįžimo prie 9400, 94
50 ir įeidinėt ten. Bet vieta tai labai iš tikrųjų patraukli. Aš tai biški laukiu, kad dar doleris paaugs iki 9,5 kažkur tai 9,450 ir ten jau planuoju Australą pirkti. Ir tikslas pirmas toksai iki 1,01. Ten toks galimas rimtesnis sustabdymas. Kažkur scenarijus panašus į šitą visą reikalą. Taip, kuris buvo 2010 metais spalio mėnesį, lapkričio mėnesį. Dieninis grafikas, matom, linksmą kritimą 1000 punktų per visą gegužės balandžio pabaigoje, per vidurį kažkur tai prasidėjo visai ir jau matom 34 dienas iš eilės mes tokį krentantį, ne trendą, net čia kaip akmuojas krenta ir mūsų sustabdymas dabar ties spyglio, kuris buvo kaip tik birželio 1 dieną. Ir nuo birželio 1 dienos matom irgi 1000 punktų augimą iki rugpjūčio. Tai vat galima laukti panašaus scenarijaus ir šį birželį. Aš tai tikrai laukiu ir planuoju užsipirkti neblogai uždirbti. Tai va tokios turim porą tokių įdomių vietų, taip, sustabdymų. Viena vieta, vietelė tokia, antra vietelė tokia graži, bet trečia tokia nebloga vietelė. Bendrai pirkimas gan ilgalaikis, taip, todėl galima planuoti ir prognozuoti. Sell sandorių kol kas neplanuoju, nebent trumpalaikis kažkoks pardavimas galimas pagal korekciją. Pastatysim Fibonacci per visą tą judėjimą, taip, tai va, kažkur mūsų pirmas toks rimtesnis pardavimas už 170 punktų 9,825. Ir tai aš tokį daug nestatyčiau ant to pardavimo, nebent kokią 130 punktų. Arba labai jau optimistam galima patarti prie fiksuot pelno prie 9,630, jeigu bus pardavimas. Bet aišku, kol kas ir apsisukimą gaudyt ankstoka, nebent kažkas atsitiks, kažkokie įvykiai fundamentalūs. Tai tada galimas variantas. Tai jeigu biškį nukeliausim į istoriją, dar galim pamatyti, kad buvo istoriškai 2011 metais ir toks užlindimas spygliukų. Tai kad nebūtų išvengti tokios scenarijos, tai galima parduoti ir tikėtis, kad dar kris Australijos doleris. Naujosios Zelandijos doleris, Amerikos doleris, čia savaitinis duodam, aiškiai matom tokį krypties liniją. Vieną pusę, tai palaikymas ir kitą pusę pas mus formuojasi simetrinis trikampis arba kam kas maloniau galim numesti projekciją pagal palaikymą, taip pamatysim augantį tokį visgi trenduką. Zelandas irgi išėjo iš savo diapazono, kur gan ilgai stovėjo, bet iki tikslo tokio kaip Australija jam dar biški yra kur pakristi. Ta proga, kad jie dažniausiai vaikšto kartu, tai jeigu pirkti Australą, tai galim kažkur tai ir paieškoti Naujosios Zelandijos dolerių pirkimą. Ir tokia viena iš neblogų vietelių 7,950. Čia galima jau bandyti užsipirkti. Aišku, stoplosai pagal savaitinį visur bus dideli, todėl pereisim į dieninį, ten gal surasim kažkokį geresnį ir patrauklesnį variantą. Aš dar atkreipčiau dėmesį tokį paskutinį palaikymą, taip, trumpalaikį, ir įvyko pramušimas, bet grįžimo nebuvo. Todėl čia gan nebloga vieta, kur galima parduoti. Dieninis grafikas. Šitas judėjimas, ir čia buvo aiškiai matom dvigubą viršūnę, taip.
šitą. Įvyko pramušimas ir dviguba viršūnė be sugrįžimo atidirbo savo tikslą. Dabar galima laukti sugrįžimą ir parduoti. Nu, 8265 kažkur tai. Arba daryti tokį palaikymą pagal aiškiai matomus taškus 1, 2, 3, taip, irgi grįžimo nebuvo ir sulaukti grįžimo čia. Man grįžimas prie šitų palaikymų daug patrauklesnis negu prie dvigubos viršūnės linijos. Vieta dabar, kur sustoja Zelandas, irgi aiškiai matoma, irgi gan stipri. Jeigu jos nepavyks pramušti, tai darysim būtinai grįžimą ir čia jau galima pardavinėti. Jeigu mes pramušam šitą vietą, tai grįžimas prie pramuštos linijos ir dar turim progą padalyvauti kritime ir uždirbti. Taip, tikslai. Pirmas, antras. Na ir Kanados doleris, savaitinis grafikas, stovim vis dar diapazone, dabar priartėjom prie viršutinių ribų. Taip, čia kažkur tai galim bandyti ieškoti pardavimų. Nu, aš tai patarčiau kažkur nuo 1500 paieškoti, ne anksčiau, nes anksčiau matom, čia bandėm 400 sustabdė, bet labai laikinai ir nedavė tokios gražaus atšokimo. Todėl aš patarčiau biškį aukščiau ieškoti to pardavimo. Na, o krypties linijos iš pačios turim aiškiai matomą palaikymą. Jeigu pastatysim projekciją, tai mums duoda tokį gan gražų ilgalaikį augantį trenduką. Ir čia vat kaip tik nuo trendinės linijos, nuo projekcijos galima labai įdomiai suprikiauti. Ir dieninis grafikas, matom, dar turim dieniniam kur paaugti, labai gražiai spikliukai, bet biški sugrįžusi istorija, taip surandam dar papildomai tų dalyvavimo vietų. Na, jeigu krypties linijos pabražysim ir padarysim projekcijas, taip, tai vat, viskas sutampa pas mus į vieną tašką 4,050. Galimas selas, tikslas 150 punktų kažkur, nu, kad tikrai paimtų, galima mažesnį iki 0,330. Ir nuo čia kažkur šitoj vietoj, biški žemiau, 320, taip, pirkimas su tikslom biški aukščiau negu šitie maksimumai tikslų. Tai sumažinsim ir pažiūrėsim. Tikslo 1,50. Šiandien viskas. Laukite sekančių apžvalgų.